Labą dieną, gerbėmieji. Esu Laima Andrikienė, Lietuvos deleguotojų atstovė Europos audito rūmuose. Paprasčiau kalbant, Europos audito rūmų narė, Lietuvos deleguota dirbti šioje Liuksemburge įsikūrusioje ES institucijoje 6 metų kadencijai. Esu viena iš 27 Europos audito rūmų narių, nes kiekvienai ES valstybei, kurių ir yra 27, atstovauja vienas Europos audito rūmų narys, patvirtintas ne tik tai Europos parlamento, bet ir ES tarybos, tai yra visų ES valstybių narių. Šalia 27 narių, kurie sudaro Europos audito rūmų kolegiją, dirba arti 900 profesionalių auditorių, teisininkų ir kitų sričių specialistų, kurie atlieka konkrečias audito užduotis. Tarp jų 26 Lietuvos piliečiai, kurie dirba auditoriais, vertėjais, administratoriais, minėtame skaičiuje ir aš bei mano kabineto nariai lietuviai. Baigėsi pirmieji mano darbo Europos audito rūmuose metai ir aš imuosi tęstinio projekto YouTube kanale pasakoti jums apie Europos pinigus. Visi mano pasakojimai trumpi ir konkretūs, kartais diskusijos su kolegomis iš kitų valstybių vyks po tą pačią iškabą – Europos pinigai. Šiame kanale mane matysite ir girdėsite periodiškai, kas 2 savaitės, ketvirtadieniais, išskyrus didžiųjų švenčių laikotarpius. Ši laida tik įžanga į projektą, jo pristatymas. Kodėl imuosi šios veiklos? Pirmiausia todėl, kad Lietuvoje tragiškai mažai žinoma apie Europos audito rūmus. Čia atliekama darbą, auditus, jų rezultatus, išvadas, kartais išties skandalingas. Antra, Lietuvoje labai mažai žinoma apie tai, kam išleidžiami mūsų visų ES mokesčių mokėtojų pinigai, kokie pažeidimai naudojant ES biudžeto lėšas buvo nustatyti, kaip bendrame europinėme kontekste atrodo mūsų Lietuva. Ir trečia, lietuviai turi žinoti, kokios politikos sulaukia didžiausio finansavimo iš ES biudžeto ir kodėl. Turi žinoti ir patys įvertinti, kokią naudą tie pinigai atneša, kokią pridėtinę vertę sukuria. Taigi, kalbėsimės apie mūsų visų Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Tiksliau, kam ir kaip jie išleidžiami. Ar tai įdomu? Labai. Ar tai svarbu žinoti? Taip, svarbu, nes tai Europos pinigai, mūsų pinigai. Akivaizdus aktualumo pavyzdys visai šviežis. Rugsėjį baigėme 2022 metų ES biudžeto vykdymo auditą. Dalyvavau šiame darbe, mano atsakomybei teko visų ES institucijų administravimui skirtų lėšų auditas. Administravimui skirtų lėšų suma 11,6 milijardo eurų. Patikrinome, didelių pažeidimų nenustatėme, nes administravimui skirtos lėšos, tai išlaidos atlyginimams, pensijoms, pastatų išlaikymui, komunikacijai ir panašiai. Pateikėme išvadas, nenustebome, kad kai kurioms institucijoms jos nepatiko, bet skaičiai yra negailestingi. Tačiau daug rimčiau yra tai, kad dėl viso ES biudžeto vykdymo mūsų Europos audito rūmų išvada yra neigiama. Tiksliau, nustatėme, kad ES biudžeto pajamos buvo teisėtos ir teisingos, o štai su išlaidomis netvarka. Mūsų išvada yra neigiama. Konkrečiais skaičiais kalbant, padėtis atrodo taip. Praėjusių metų biudžeto išlaidos sudarė 196 milijardus eurų, o mūsų atlikti auditai rodo, kad net 4,2% išmokėjimų galėjo būti klaidos. Matuojant eurais, tai yra daugiau nei 8 milijardai eurų. Tokia suma ES biudžeto lėšų, mūsų nuomonė, buvo išmokėta neteisėtai, pažeidžiant taisyklės. Kokia išvada? Išvada viena. Neteisėtai, pažeidžiant taisyklės išmokėti pinigai turi būti sugrąžinti į biudžetą. Daugiau apie praėjusių metų biudžeto vykdymą kalbėsiu kitoje laidoje, kurią išimties tvarka išleisime dar šiandien. O dabar ačiū už dėmesį, būkite prisijungę prie Europos pinigų.